Welcome back to my filmic life. Galbūt dabar tas į autobusų stotį. Susigalvojau vėl tripuką į pajūrį. Pasakėlė oras, tai reikia išnaudoti paskutinės šiltas dienas. Nežinau, kaip su dviračio transportavimu bus. Žiūrėjau, sekantis autobusas lygtais neturi laikiklių dviračiam. Šiek tiek užsivėlinau kaip visą laiką. Pasiėmiau tik tai hamaką ir striukę. Tai bus ekstremali naktelė. Problemytė, žodžiu, nuvariau į stotį, artimiausias autobusas, kuris veža dviračius 3 valandą. Tai būčiau Klaipėdoj beveik 6. Oi, aš noriu į Neringą minti, ten daug kilometrų, tai atminčiau ten anksčiau 9-10 vakaro, jau visiškai tamsoja. Nežinau ir dabar tas neapsisprendžiu, ką daryti. Gal žinot, ką daryti. Graži skulptūra. Šiaip iš vis Kaunas gražus miestas. Ne, vis tik pergalvojau, kad per vėlai čia man viskas gaunasi, kad 6 tik Klaipėdoj būčiau, ten kur noriu numinti 40 km reikia minti, tai rytoj reikėtų 40 km ten atgal į Klaipėdą minti, tai sumuoja aš per parą būčiau 100 km numinęs ir toksai be miego būčiau, tiek to galvoju. Bet per tokį orą kažkur nenukeliauti yra nuodėmė, todėl pasirinkau dabar važiuoti į traukinių stotį, į Lentvarį, minsiu į Trakus. Pasimaudyti. Traukinys už kelių minučių išvyksta, lekiam į Lentvarį. Ką tik išlipau iš traukinio, Lentvaryje dabar tas esu. Jau iš tikrųjų praalkęs, galvoju, gal čia pavalgyt kur nors Lentvarį, bet užmečiau į mapsus, kad nelabai kažkas čia yra. Tai jau čia minutės iki Trakų ir ten kažką pavalgysiu. Pusvalandis ir būsiu Trakuose. Realiai tik tai 5 minutės gatve reikėjo paminti, o čia dabar visą laiką dviračių takas. Čia 20-25 minutės gal užtrukau iki Trakų atminti. Labai greit. Galima į Trakus ir su traukiniu atvaryti. Ką žinau, aš tai pirmiausiai minu pavalgyti. Alkanas aš čia tikrai neblūdysiu, o pavalgysiu. Tada bus matyt, kur ką, kaip nulėkti. Pačilint. Trakuose vaibelis geras. Suši, jaučiu čia aš ir varau.
prieš kokią valandą, tai belenkaip norėjosi maudytis, nes kepino saulė ten toj kaviniai, nesąmoningai. Bet dabar jau pradėjo leisti saulę, net nežinau ar noriu. Čia tos muškės kapoja, bet jaučiu iššoksiu, reikia jau. Atvariau čia dėl pasimaudimo, tai jau reikia. Šaltokas vanduo, šaltokas. Jau ne vasara. Nu, bet apsipranti nieko visai. Ką žinau. Bet vaizdas, pasaka, pasakėlė. Dabar nežinau, kiek laiko reikės laukti, kol nudžiūsiu, kai saulės nėra. Nieko, apsipranti, tai visai šiltas vanduo, gerai. Bet įlipti buvo biški šaltoka. Ai, bet saulė dar nenusileido. Gal saulė valandą laiko bus čia. Tai jaučiu šitoj vietoj baigiu vlogą, išsimaudžiau, ką žinau, visai gerai praleidau laiką. Tikiuosi jums patiko žiūrėti. Iki kitų kartų.